Sveiki! Šiandien mes jums norėtume parodyti, kaip patogiai naudoti kampus. Kaip taisyklė, kampas virtuvėje yra kažkokioje tai zonoje, kurie yra patogi dirbti. Už fasado norėtųsi turėti ne paprasčiausias lentynas, kurias sunku pasiekti, nes reikia klauptis, viską atkraustyti, ko nesinori daryti, bet erdvę išnaudoti kažkaip tai patogiai. Tam yra sukurti mūsų tiekėjų kampiniai mechanizmai, karuselės, vieną paskui kitą išvažiuojančios lentynos ir visų kampinių mechanizmų karalius Lemans ir jo tipo mechanizmai. Tikrai geras sprendimas yra Magic Corner ir panašaus tipo mechanizmas. Patogiai viską paduoda į priekį, gera apžvalga, keičiamo aukščio lentynos. Vieną vienintelį tokį kaip minusą įvardinčiau, tai kad apatinėse lentynose vis tiek sunkiai matomi daiktai ir kad juos pasiekti reikia pakankamai pasilenkti. Sklandus veikimas, didelės apkrovos, švelnus uždarimas. Dar vieną paskui kitą išvažiuojančių lentynų mechanizmas, kompaktikona vadinasi. Išsitraukiam dvi lentynas, vėlgi apatiniai pasiekiamumas kažkiek prastesnis, bet kas gerai, jomis dviem ir operuojam. Jeigu reikia kažką daugiau, važiuojam į šoną ir įsitraukiam dar dvi lentynas. Čia irgi toks tarpinis variantas, visai geras kainos kokybės santykis. Dar vienas senos atstovas, tai kampinis mechanizmas kombi, išvažiuojančios lentynos, Lemans tipo. Du dizainai su skarda arba su vila. Šitų mechanizmų pats didžiausias patogumas yra paėmimas giliai esančių daiktų, neįdedant labai daug pastangų. Galimas variantas su švelniu uždarimu arba be jo. Na ir štai, kaip ir minėjau, kampinių mechanizmų karalius Lemans. Lentynos antracito spalvos su neslystančiu paviršium arba baltos su chromuotu borteliu neslystančiu paviršium. Švelnus uždarimas. Taip pat galimas aukščio reguliavimas. Lengvas paspaudus mygtukus lentynos persistato į jums reikiamą aukštį. Taip pat galima kombinacija ir aukštesnių spintelių 3 arba 4 lentynų. Tai štai, labai brasa asortimente rasite bet kokį jūsų kampui tinkamą sprendimą.